Nenumaldomai artėja žinių diena. Rugpjūčio 26-ąją įvyko savivaldybės mero Erlando Galagus ir miesto ugdymo įstaigų vadovų susitikimas. Susitikimo metu pasirašyta ir reikšminga bendradarbiavimo sutartis. Visagino savivaldybės ir Vytauto didžiojo universiteto bendradarbiavimo sutartį planuota pasirašyti dar šių metų žiemą. Tačiau šį procesą atitolino dėl kilusios pandemijos paskelbtas karantinas. Ir štai pagaliau žinių dienos išvakarėse tai įvyko. Tai yra labai svarbi sutartis, kadangi jaučiam tą situaciją, kada pedagogų tikrai trūksta, mokytojų trūksta ir nelaikas mokytojus ruošti tada, kada jau jų nebėra. Todėl iš anksto pradedam šitą procesą ir nors ir sutartis nebuvo pasirašyta dar žiemą, tačiau jau yra kelios sutartys tarp savivaldybės, mūsų pedagogų ir Vytauto didžiojo universiteto dėl jų kvalifikacijos kelimo, dėl jų perkvalifikavimo, todėl darbai tikrai jau ir dabar vyksta. Šio bendradarbiavimo projekto galimybės pristatė ir Vytauto didžiojo universiteto atstovas profesorius Algirdas Raslanas. Iš tikrųjų, Lietuvoje, ko gero, dabar pakankamai sudėtinga situacija, nes atsisakius dideliam skaičiui mokytojų toliau tęsti darbus dėl pandemijos ir dėl tos naujos ir technologijų įvedimo ir kitų dalykų, iškilo didelė būtinybė tobulinti savo kvalifikaciją. Ir mes manom, kad žvelgiant į Lietuvą ir Lietuvos regionus, kad ateityje gali kilti daug problemų komplektuojant mokytojus, dalykininkus mokyklose. Kita vertus, mes turime išnaudoti galimybę ir tų pačių mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Dėl to Vytauto didžiojo universitetas turbūt šiandien Lietuvoje yra lyderis, kuris siūlo per 120 programų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Galbūt antro dalyko įgijimui taip pat. Ir mes matom čia didelės galimybės. Kita vertus, Visaginas visą laiką buvo stiprus dalykuose, atskiruose dalykuose ir jų stojimo rodiklis į aukštąsias mokyklas yra labai aukštas. Todėl akivaizdu, kad galbūt ir mums kai ko reikia mokytis ir Visagino pavyzdį pateikti Lietuvai kaip išskirtinį ir labai svarbų. Todėl ir konferencijos, seminarai ir kiti dalykai galėtų vykti ir Visagine, ir taip pat lauktumėm arba Vilniuje, arba Kaune. Nes šiuo metu vyksta priėmimas, mes matom, kad šiek tiek pedagogų rengimas atsigauna, bet jis tikrai nėra toks pakankamas. Vadinasi, bendradarbiavimas su regionais būtų svarbus ir universitetui, ir patiems regionams, stiprinant ir gerinant ugdymo kokybę visoje Lietuvoje, ne tik didžiuosiuose miestuose. Į duris beldžiasi rugsėjis. Be abejonės, Visagine, kaip ir visoje Lietuvoje, masiniai žinių dienos renginiai šiemet nevyks. Bet svarbiausia, kad vaikai su bendraklasiais ir savo mokytojais vėl susitiks jau ne virtualioje erdvėje, o savo mokyklose. Vyriausioji Visagino savivaldybės administracijos specialistė Žana Miltina tikina, kad rugsėjo 1 svarbiausia šventė pirmokėliams, jų tėveliams bei seneliams ir močiutėms. Tad jų, laikantis visų būtinų saugos priemonių, lauks tegul ir neilgos, bet įsimintinos iškilmės. Abiturientai, paėmę už rankyčių, tikrai palydės mažylius į jų klases. Na, o visi kiti mokiniai jiems nurodytų laiku su mokytojais susitiks savo klasėse. Tai maksimaliai ugdymo procesas bus organizuotas taip, kad kiekviena klasė, kiekvienas mokinys žinos savo pastovią klasę, kur vyks daugiausiai pamokų, išskyrus tas, kurias neįmanoma įprastam kabinete vesti. Technologijos, ten fizikos ir kiti dalykai. Bus atskiri mokyklose įėjimai, išėjimai, kiekvienam srautui. Nupaišytos rodiklės ir visi nurodymai. Bet šitoje vietoje labai svarbu būtų, kas ir dėl rugsėjo 1 ir dėl kitų ugdymo organizavimo, taip sakant, dalykų. Tai labai aiškus visiems komunikavimas, žinojimas, kas, kada, kur
prieš kiek minučių turi ateiti, per kokį įėjimą ir taip toliau. Ir todėl mokyklos privalo pasidaryti tokias labai aiškias tvarkas, nusiųsti iki kiekvieno tėvelio, kad tėvelis suprastų ir laiku, kada jam reikia, galėtų susiskambinti, jeigu kas nors neaišku. Švietimo skyriaus specialistė taip pat pastebėjo, kad mokymo procesas nuotoliniu būdu galėtų būti organizuojamas tik vėl paskelbus karantiną. Kol kas ši galimybė nedidelė, nes vaikai, o ir mokytojai labai pasiilgo betarpiško bendravimo. Noriu pasveikinti su artėjančia rugsėjo 1 mokslo ir žinių diena, todėl linkiu visiems stiprybės, tikiu tuo, kad mūsų pedagogai, mūsų administratoriai tikrai susitvarkys su bet kokia situacija, mes jiems tikrai padėsim, o mūsų mokiniai gaus tikrai gerą, kokybišką išsilavinimą ir bus lyderiai mūsų šalyje. Visagino policijos komisariatas primena, rugsėjo 1 pasitikime saugiai. Jau greitai rugsėjo 1 skambutis pakvies mokinius atgal į mokyklas. Policijos komisariatas primena, kad siekiant sumažinti alkoholio prieinamumą nepilnamečiams, išvengti galimų apsinuodijimų, nelaimingų įvykių, bei ugdyti jaunimo supratimą, jog linksmybėms alkoholis nereikalingas, 2007 metais uždrausta rugsėjo 1 prekiauti alkoholiu. Jaunesniems nei 20 metų asmenims draudžiama pardavinėti alkoholinius gėrimus. Už tokius pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Po ilgų vasaros atostogų mokiniai būna išsiblaškę, pamiršę saugaus eismo taisykles. Visų vairuotojų prašoma būti budriems, atsakingai vairuoti, nepažeisti saugaus eismo taisyklių, neskubėti, sustoti ir praleisti pėsčiuosius. Ypač svarbu, kad tėvai savo vaikams suprantamai paaiškintų pagrindines saugaus elgesio kelyje taisyklės. Pradinių klasių mokiniams dar prieš rugsėjo 1 būtina parinkti saugų maršrutą į mokyklą ir atgal namo, bei kartu su vaiku keletą kartų juo praeiti. Vaikui būtina paaiškinti, kaip pereiti kelią, kokiais kelio ženklais vadovautis. Norint, kad mokiniai jaustųsi saugiai ir užtikrintai, rekomenduojama kuo ilgiau vaikus įlydėti į mokyklą ir pasitikti iš jos grįžtančius. Visagino policijos komisariato pareigūnai primena, kad pirmosiomis mokslo metų dienomis eismui bus skiriamas išskirtinis dėmesys ir linki visiems gražios bei saugios rugsėjo 1 šventės.